24 metai nekintantis kūno svoris. 12 metų biologinis amžius jaunesnis už chronologinį amžių. Net plus ląstelių kiekis, kurios atsakingos už mūsų senėjimo procesus, jų stabdymą, ląstelių atsinaujinimą kiekis organizme yra aukštesnis nei optimalus to pačio amžiaus moterų grupėje. Tai faktai apie mane. Sveiki, aš esu Gintarė Jonaitytė, prevencinės mitybos ekspertė, geros savijautos praktikė. Jau daugiau negu 11 metų padedu žmonėms, taikydama biomediciną, tai yra mokslą apie organus, kad jie yra tarpusavy susiję ir sąveikauja, fitoterapija, tai yra augalų terapija, endobiogenika. Padedu natūraliais būdais žmonėms atgauti sveikatą, ją stiprinti ir išlaikyti aukštą energijos lygį ilgam laikotarpiu. Šio mokslo sėmiausi ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje. Yra 3 priežastys, kurios man leido pasiekti tokių puikių rezultatų. Tai pirmoji iš jų tai yra natūrali prevencija. Aš stengiuosi rūpintis savimi ir savo sveikata anksčiau neištinka kažkoks simptomas arba negalavimas. Antras dalykas labai svarbus, tai yra pozityvus, sąmoningas požiūris į savo kūną, savo gyvenimą, aplinką, be kažkokių ypatingų apribojimų, draudimų, o tik su sąmoningu, sveiku pasirinkimu. Trečias dalykas, vienas iš svarbiausių, kuris yra net priežastis tų pirmųjų išvardintų priežasčių, tai yra sveiki įpročiai. Apie juos labai galėčiau daug šnekėti ir remiuosi iš tikrųjų netgi mokslu. 2020 metais Pasaulio sveikatos organizacija padarė tyrimą, kurio metu išaiškėjo, kad žmonės, kurie laikosi subalansuoto gyvenimo ritmo, sveikų įpročių, jų gyvenimo kokybė pakinta tiesiog reikšmingai. Nuo 35 iki 50% pagerėja ne tik savijauta, bet ir nuotaika. Tai ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir mažina depresijos riziką, augina energijos lygį ir leidžia ilgiau mėgautis kokybiškai gyvenimu. Dirbdama su klientais iš viso pasaulio, su jų sveikatos problemomis, pastebėjau vieną tokį svarbų dalyką, pasikartojančias kliūtis pradėti arba veikti su sveiku gyvenimo būdu. Tai ne tik apie maistą, tai apie vidinės emocijas, barjerus, kurie trukdo pasirinkti sveiką gyvenimo būdą, nors ir labai norėtų. Matydama tai, pradėjo dėliotis labai natūraliai sveikų įpročių išlaikymo programa, kuri keitėsi, augo, tobulėjo kartu su manimi ir su jumis, iš jūsų poreikių, iš jūsų norų ir lūkesčių. Tai labai džiaugiuosi, kad šiandien sveikų įpročių išlaikymo programa tai įrankis, kuris padeda subalansuojant tiek psichologinę, tiek fizinę sveikatą, įtvirtinti ilgam, tai yra visam likusiam gyvenimui, sveikus įpročius. Nežinot, kaip protas ramus, tada ir mūsų mitybos pasirinkimai, produktų pasirinkimai yra sąmoningi ir sveiki, natūraliai. 3 mėnesių 12 susitikimų programoje mes kartu su psichoterapeute Rasa Andrikiene padėsime surasti jūsų vidinius įsitikinimus, patirtis, mintis, kurios trukdė pradėti sveiko gyvenimo būdą ir įtvirtinti sveikus gyvenimo įpročius jūsų kasdienoje. Aš kaip mitybos ekspertė padėsiu jums susidėlioti jūsų lėkštę tiek pusryčiams, tiek pietums, tiek vakarieniai, suprasite, kas jums yra reikalinga ir tinkama ir veiksminga. Ir tikrai įtvirtinsite sveiką gyvenimo įprotį, kuris taps natūralia jūsų gyvenimo dalimi. Jausitės energingesni, supratę iš tikrųjų, kaip veikia mūsų kūnas, mūsų organai ir taip pat jausitės ne tik tai fiziškai stipresni, bet ir emociškai stabilesni. Galėsite priimti gyvenimo iššūkius, tos pačius, kas susiję ir su gyvenimo sveiku, natūraliai ir be jokio streso, o normaliai reaguojant tai, kas vyksta su jumis. Nes tai yra kelias, tai yra procesas. Ir supratus, kaip iš tikrųjų veikia mūsų proto mechanizmai, mūsų pasirinkimai natūralūs bus be jokio kažkokio papildomo
spaudimo, o tiesiog natūraliai integruosis į jūsų kasdienybę ir taps tiesiog įprastų įpročių, kaip plautis, valytis dantis. Kiekvienas susitikimas jums bus atradimas į sveikesnį, laimingesnį ir kokybiškesnį gyvenimo būdą. Jūs turėsite praktiniam užduotim įtvirtinti tai, ką išgirdote, ir jūsų laukia tobulas palaikymas ir iš mūsų kaip specialisčių, ir iš bendraminčių, kurie siekia tų pačių tikslų. Sveikata juk nėra tik tai išorinė išvaizda, tai vidinis jausmas, emocinė būsena, mėgautis kokybišku gyvenimu kasdien. Prisijunk